Dažnai mes asocijuojame namus su pastatais, su kvadratiniais metrais arba su kažkokia konkrečia vieta. Iš savo asmeninės patirties paskutinių 25 metų aš supratau, kad namai yra ten, kur yra tavo emocija ir širdis. Ir galbūt dar ta vieta, kur tu gali prisiparkuoti savo lagaminą. Bet jokiausiais būdais tai nereiškia fizinis pastatas. Bohemiečiai įsisklaidę po visą pasaulį. Pastoviai skraidome iš vienos vietos į kitą. Tačiau visą laiką mus kviečia jausmas, kad kažką tai galbūt palikome toj mažoj šaleliai, kuri vadinasi Lietuva. Čianai visą laiką norisi sugrįžti tam, kad nedirbti darbą, o turėti fantastinį laiką bedirbant su nuostabiais draugais, nuostabiais žmonėm. Viską, ką mes susirenkame po visą pasaulį, atsivežti čia, sudėti visus deimantus, ką mes turime į vieną vietą. O kadangi mes esame patys geriausi, talentingiausi, nuostabiausi ir fantastiški, tai manau, mes galime kartu labai labai daug. Visai nesvarbu, kur jūs gyvenate, visai nesvarbu, kur jūs dirbate, visai nesvarbu, kur jūs mylite, bet labai svarbu, kad nors kartą į metus visi rastume kelią atgal į šitą mūsų mažą deimantą į Lietuvą. Laukiame visų Liepos mėnesį Lietuvoje pasaulio lietuvių jaunimo susitikime. Enjoy, and we will be waiting for you.